kokia jūsų įmonė, ką atstovaujat ir ką čia veikiat? UAB Festo atstovaujam tarptautinę vokiečių kompaniją. Ir kuo jie užsiima? Užsiimam pagrindinė veikla, tai pramonės automatizavimas, bet taipogi turim ir įsteigę keletą centrų, kurie teikia skirtingas paslaugas. Tai viena iš jų būtų IT, o kita būtų duomenų apdorojimo paslaugos. Kokių specialistų ieškote čia? Ieškome IT specialistų ir duomenų apdorojimo specialistų. Ar yra šiuo metu jūsų įmonėje laisvų darbo vietų studentams? Šiuo metu ne, bet labai netolimoje ateityje tikrai bus. So my name is Søren Fink Jensen. The company is called One Click Factory. We are an outsourcing company for Microsoft. We build solutions for Microsoft's business solutions. And we are here to look for new people, engineers, software engineers coming out of the university, because we need more people in our company. Ką jūsų įmonė veikia? Mes programuojam verslo valdymo sprendimus. O kodėl atvykote į šį renginį? Todėl, kad 90% mūsų darbuotojų yra KTU studentai. KTU? Baigę arba šiuo metu besimokantis. Praktiškai visi mūsų specialistai. Labai patenkinti esam šitų universitetų, gerai rengia studentus, specialistus. Tai va. Tai palaikote ryšį su būsimais specialistais čia savo? Taip. Esam generaliniai rėmėjai 3 metus iš eilės šitos parodos ir... O specialistų kokių daugiausiai ieškote, kokių profesijų? Programuotojų arba testuotojų. Tai pagrindinės profesijos, į kurias pozicijas. Sakykite, kodėl Švyturio Utenos alus atvyko į studentų renginį, ar skatinate gert studentus? Tikrai ne, skatinam gert mineralinį. O ką jūsų įmonė šitam renginį veikia? Mes ieškom darbuotojo, taip pat ieškom praktikantų, norim papasakoti apie mūsų kompaniją, norim pristatyti mūsų kompaniją, norim, kad visi žinotų, jog mes esam geriausi, kad mes esam čempionai ir kad pas mus dirba geriausi žmonės ir kad pas mus ateitų geriausi studentai. O kokių specialistų, kokių studentų ieškote? Šiuo metu ieškom studentų, tai praktikantų, tarkim, tai įvairiausios srities. Mes sakom, kad tu pasiūlyk save, o mes pasiūlysim tave vadovui, jis tada pasakys, ar jis nori tave priimti ar ne. Tai pas mus yra kompanija labai plati, turim įvairiausius skyrius nuo marketingo iki gamybos, skirtingose miestuose, tai kur praktikantas mano, kad gali save realizuoti, ten gali ateiti. O darbo, tai mes ieškom Švyturio produkto koordinatoriaus, tai žmogaus 6 mėnesių laikotarpiu į Vilnių, į marketingo skyrių, dirbti su Švyturio produktu. Esu darbuotoja iš Mars Lietuva kompanijos. Mars Lietuva priklauso Mars Incorporated dideliai pasauliniai kompanijai. Unikali tuo, kad valdoma šeimos. Ką jūs čia veikiat prie studentų? Ar jūs skatinat juos valgyti saldumynus visokius? Be abejo, žinant studentų nelengvą gyvenimą, mes jiems ir šito klausimu padedam, bet mūsų tikslas yra didesnis ir kilnesnis. Mes pristatome studentam praktikas, programas, kurias taikysime šiais metais ir manau viena iš labai įdomiausių pačių studentam, tai yra vasaros stažuotė 2-3 mėnesių, kur studentas turės galimybę atlikti darbą pasiūlytą kompanijos su priežiūra žmogaus, jis nebus paliktas ten vienas ir praktikos metu turės galimybę susipažinti su Mars kultūra, su Mars procesais ir be abejo karjeros galimybės.